Sveiki, mėly mūsų televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje matysite svarbiausių įvykių Radviliškio rajone apžvalgą. Tai yra trečias mūsų įmonės medienos perdirbimo cechas. Cechai randasi Marijampolės apylinkėse, čia yra trečias. Tai bus pirminio pjovimo medienos apdirbimo cechas. Jame turėtų gamyba prasidėti kitų metų spalio rugsėjo mėnesiais. Naudosime apie 200 tūkstančių kubinių metrų medienos žaliavos. Gerbiamas gyventojų, turiu Jūs informuoti, kad šiuo metu esu laikinai pavaduojanti merą, todėl negaliu labai atsakingų sprendimų priimti. Gal galėtumėte po pietų paskambinti? Nieko tokio, aš žinokit tikėjausi. Gerai. Man atrodo, pusvalandukas bus likęs iš šios visos dienos. Bet užteko, man atrodo, ta prasme. Kažkokia šiokia dalelė ir pamatyti, kaip visas tas darbas vyksta, kos per pareigos, pagal kokius nuostatus dirbama, tai maždaug žinoma. Užteko. Tai direktorė, Jūs dabar jau praktikė. Kiek Jūs laiko dirba? Dirbu nuo gegužės mėnesio, tai beveik 5 mėnesiai tikriausiai, ar ne? Tai nėra daug. Manau, kad tai dar trumpas laiko tarpas, bet jau problemos yra žinomas, sprendimo būdai taip pat atrasti, tiesiog tęsėme pradėtus darbus, ieškome naujų kažkokių problemų sprendimo būdų. Sakykime, aktualiausia, ką šiandien norėjau, kad Ilona šiek tiek prie ko prisiliestų, tai šį savaitgalį prabėgusi vėtra, kuri atnešė mūsų rajonai labai didelių finansinių nuostolių. Bet nesinorėjo trumpą laiko turi studentai, kad tą problemą spręs arba apskritai ieškoti sprendimo būdų, nes jie turi tik gerą pusdienį. Tai pagrindiniai šios savaitės prašymai buvo dėl lėšų skirimo, būtent praūžus mūsų rajone vėtrai, nuplėšti stogai, matėte žiniasklaidos ir pridaryta visokia kitokia gamtos žala mums. Vienu žodžiu, atsakykit, direktorė, tai sudėtingas, sunkus darbas? Nepaprastas, bet gal sakyčiau įdomus ir reikalingas. Kartu su studentais atvykome savivaldos dienos proga, atvykome į Radviliškio savivaldybę ir pasveikinti darbuotojus su šia diena ir tiesiog pamatyti, kaip dirba ir pabandyti pabūti jų kailyje, įsijausti į kolektyvą ir nors porai valandų spręsti šios savivaldybės problemas arba bent jau matyti, kokios jos yra. Studentai buvo iš anksto pasiskirstę į kokius būtent skyrius eis ir šiek tiek pasidomėję, ne tik dirbančiai žmonėmis, bet ir su kokiom problemom tenka šitoje srityje dirbti. Na, o mano būtent misija buvo tuo metu, kai studentai keičia savivaldybės padalinių vadovus, su jais pakalbėti dviem klausimais. Pirmas buvo, kiek mes kaip universitetas, kaip akademinė bendruomenė ir būtent socialinių mokslų fakultetas savo moksliniais tyrimais ir studentų magistro darbais, bakalauro galime prisidėti prie efektyvesnio šios būtent savivaldybės darbo, ištirdami tas problemas arba parodydami gerus pavyzdžius, juos sistemindami. Kita vertus, todėl, kad šią savaitę Šiaulių universitete ir mieste yra Šiauliuose didelė savivaldos savaitės šventė ir mes turime poros dienų didžiulę konferenciją tarptautinę, atvažiuoja iš Jungtinės Amerikos valstijų, iš gretimų valstybių atvažiuoja mokslininkai.
mokslininkai ir skaito labai įdomių pranešimų gerojo valdymo klausimais, tai tuo pačiu norėjau tiesiog ir diskutuoti su čia susirinkusiais žmonėmis, kokios yra problemos, kaip jie galėtų tą valdymą padaryti geresnį. Ir be abejo, problemos visur yra tos pačios, kad ir šiek tiek ir įstatymai nėra palankūs savivaldai ir juos reikėtų spartinti keičiant, ir tų finansų, kaip visada, ekonominės krizės metu trūksta, ir galbūt bendruomenės nėra tiek demokratiškos, kad suprastų, kaip sunku yra įgyvendinti tuos būtent planus ir pasiekti tuos lūkesčius, kuriuos žmonės turi, bet šita savivaldybė tikrai inovacijom, gyvendinamais darbais visada skyrėsi, jinai buvo drąsi, turinti savo veidą savivaldybė ir tikrai nemanau, kad ateityje turės problemų didelių, nes šį miestą renkasi ir kitų aukštųjų absolventai, ne tik Šiaulių, ir matosi labai geras klimatas šitoj savivaldybėje ir noras turėti darbuotojų gerų. Aš tikrai džiaugiuosi ir sveikinu šią savivaldybę su jų vertais darbuotojais ir sveikindama dienos progą noriu tikrai palinkėti supratimo, noriu palinkėti, kad ta savivaldos diena būtų ne vien administracijos diena, bet kad žmonės suprastų, kad jie gali dalyvauti priimdami sprendimus, ką ir šiandien darė studentai. Pačią idėją galbūt galima sakyti pasiskolinom iš Aistės Milgevičiūtės praėjusiais metais per visą Lietuvą nuvilnijusio projekto Broliai. Jis mum atnešė tokią partizaninę, sakyčiau, dvasią ir mes įvertinę tai, kad turim labai įdomią visoje Lietuvoje istorinę vietą, būtent Minaičių kaimą, su gyvais tų įvykių liudininkais. Sumanėm tą pačią galbūt idėją perteikti kitoj vietoje ir truputį kitom aplinkybėm, sakyčiau taip. Tai ta idėja yra kokia? Ką norima prisiminti, ką visuomeniai priminti? Priminti jauniems žmonėms visų pirmiausia apie labai neseną partizaninę istoriją. Ir tuo pačiu, kaip šiandien, kodėl čia šiandien susirinkom, kad paminėti Krašto apsaugos dieną tiesiog savo buvimu čia jaunų žmonių ir pagerbti, aišku, visų kovų dalyvius, karius, žuvusius galbūt žmonės, kad jauni žmonės nėra abejingi tokiem įvykiam. Tai galbūt kas nežino, priminkime šitą vietą, būtent kokią istoriją mena, kas, kada čia... Čia pasirašyta 49 metų partizanų deklaracija, labai svarbius pagrindus sudėjusi visai dabartiniai demokratiniai Lietuvai, gal taip galėtumėm pasakyti. Ir būtent šitos sodybos savininkė pati labai įdomiai papasako, kaip anais laikais, kas čia yra įvykę toj sodyboje ir yra gyva istorijos pamoka, kitaip nepavadinsi. Na ir programa akivaizdu įdomi, tokia lyg ir nukeliant į praeitį, ar ne? Tai iš tikrųjų kokią tą programą turit ir kas joje, nes matau jaunus žmonės. Dalyvauja visi norintys iš mokyklų. Pirmiausia, vertinamas prisistatymas, partizaninė tematika komandų, paskui asambliažų konkursai, jeigu matysit prie scenų išdėlioti atskiri darbai, orientacinis žygis, kuri padeda organizuoti mums šaulių visą komandą, ir viktorina. O viktorina tai bus istorinė kažkokia? Taip, istorikės Aistės Čepulytės parengti klausimai ir veda Alvydas Tamošiūnas, istorinė tokia viktorina. Tai kiek sulaukėte tų komandų, iš tikrųjų, ar sulaukėte dėmesio iš jaunų žmonių? Šiandien iš tikro dirbam tokiom ekstremaliom sąlygom, nes atvažiavę čia net nebuvo elektros, nes nuo oro sąlygų priklauso. Tai kas išsigando oro? Dalyvaujame šiame projekte, konkurse. Tai vat kodėl? Iš tikrųjų, visuomenėje nepaslaptis dabar yra susidarius tokia nuomonė, kad jaunimui neįdomi nei ta istorija, nei juo labiau tokie dalykai. Kažkaip mūsų komandai kaip tik įdomi ta istorija, mes domimės ją. Visą laiką bandome į tokius konkursus dalyvauti, konkursuose tokiuose. Tai manau, kad ir šiame bandėme dalyvauti. O kodėl? Kodėl būtent ta istorija
istorija yra svarbi, įdomi, reikšminga? Manau, kad tai susijęs su mumis. Tai ir manau, kad tai turėtų padėti ateityje. Ir ką patys parašėt, nežinau, kad reikėjo ruoštis. Asambliažą, ten yra padėtas. Taip pat istorinės žinias pasirašėm ir sportinės.